Lekavičius podcast. Čia kalbame apie technologijas, verslą ir vadovavimą. Bei ieškome atsakymų į klausimą, kaip naviguoti didžiausią organizacijos riziką ir tuo pačiu didžiausią galimybę - žmogiškąjį faktorių. Šio epizodo svečias Domas Janickas. Su Domu susipažinau dar 2016 metais, tai čia 8 metai atgal, kai prisijungiau prie jo tech kompanijos dirbusios su dirbtiniu intelektu grįstais sprendimais. Kartu darbavomės 4 metus ir turėjom daugybę įdomių istorijų ir nutikimų, kai kurias iš tų istorijų aptarėm ir šitam pokalbį, nors dar daug liko nepaliesta ir neaptarta, tai čia gal kitam kartui. Bet Domas man visuomet buvo ir yra puikus atkaklumo, atidumo, smalsumo ir empatijos pavyzdys veikiantis nežmoniško greičio tech pasaulyje, kuriame, reikia pripažinti, kartais verslas stoja aukščiau žmogaus, bet tik ne Domui, kurio veikloje vertybės visuomet svarbiausia ir džiaugiuosi galėjęs tą matyti ir stebėti ir patirti tiesiog iš pirmos eilės. O norint detaliau susipažinti su Domu Janicku, jis yra AI, EdTech ir MedTech verslų portfelio kūrėjas, taip pat Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos steigėjas narys, pranešėjas ir konsultantas, padedantis formuoti dirbtinio intelekto taikymo strategijas. Jis įkūrė ir iki pardavimų vadovavo Datadog, plėtojusiai Fortune 500 kompanijų naudojamus dirbtinio intelektu grįstus išteklių planavimo ir optimizavimo sprendimus. O šiame pokalbyje su Domu mes kalbėjom, žinoma, apie dirbtinį intelektą ir kaip pramušti triukšmą, vertinant skirtingus dirbtinio intelekto sprendimus bei ekspertus, kurie jais dalinasi. Taip pat apie verslų kūrimą bei valdymą, lokales ir globales tendencijas bei geresnį, kokybiškesnį sprendimų priėmimą veikiant šiuolaikinėme pasaulyje. Tai Doma, iš tiesų, galvodamas ir ruošdamasis interviu su tavim, pagalvojau, kad aš patiriu tave per tokias visuomenės tokį požiūrį arba tavo išstojimus į viešą eterį, straipsnius, interviu, pranešimus, tokį neatsiejamą nuo dirbtinio intelekto. Ir manau, kad labai geras toks startas šiandien mums yra pakalbėti būtent apie tai, bet tuo pačiu galvoju, kad labai daug yra jau triukšmo apie dirbtinį intelektą, būtent apie tai prieš kelias minutės prieš prasidedant interviu ir kalbėjom. Kaip tu manai, kokios informacijos trūksta arba kokių temų šiuo metu trūksta vis dar, kai yra kalbama apie dirbtinį intelektą? Galim apsiriboti pradžiai su tokia lokale orientacija Lietuva, galim kalbėti ir apie pasaulį, ko trūksta šiuo metu. Aš galvoju, žinai, kad aišku, kad GPT buvo, ChatGPT ir Midjourney's radimas buvo lūžis. Pernai, kai staiga visiems pasidarė įmanoma išbandyti, kas tai yra dirbtinio intelekto įrankis. Mes verslui tuos sprendimus kūrėm before it was cool. Net 10 ir daugiau metų atgal jau kažką, kas gali būti klasifikuojama kaip dirbtinis intelektas. Tada dirbtinis intelektas patapo tokiu marketinginiu terminu labiau negu mokslinės, dėl to mokslinio ir tikslaus su visais ryties kūrėjais. Nekartą ginčijamės, kas yra ir nėra dirbtinis intelektas, po to, sakau, manau, kad patapo marketinginiu terminu. Ir panašiai kaip, duodu pavyzdį, kad panašiai kaip su džipu, kur labai daug automobilių vadinam džipais, bet jie nėra džipai, jie yra visureigiai, bet kažkas tampa visuotinai priimtinų terminų, etiketė klijuojama ant daugo, ar ne? Tai manau, kad čia yra pirmasis aspektas, kad šiuo metu visuomenės įsivaizdavimas, kas yra dirbtinis intelektas, kūrėjų įsivaizdavimas, kas yra dirbtinis intelektas, skiriasi. Ir kitas kampas gal, kad kai jau tie pavyzdžiai tokie supaprastinti ir ne visada paaiškinami, tai susidaro gal klaidingi įsivaizdavimai, ką konkretus sprendimas gali arba negali padaryti, kur yra jo ribos ir svarbiausia, kaip jis veikia. Su language modeliais, kas yra, ir vienas iš jų yra ChatGPT, yra svarbus dalykas suprasti, kad ten už jo nestovi logika, už jo stovi gebėjimas užbaigti sakinį, jeigu taip vėlgi labai supaprastintai šnekant. Ir per didelis pasitikėjimas tokiu įrankiu, kuris geba užbaigti sakinį, bet negali patikrinti fakto, gali būti rizikingas ir pavojingas. Tai toks labai išplėtotas atsakymas gavosi, bet manau, kad pirmiausia tai paaiškinamumo ir dekonstravimo, kas yra tie dirbtinio intelekto sprendimai, kokie jie gali būti ir kur yra viena vertus ribos, kita vertus tos giliosios panaudojimo galimybės. Naudojimas kietinio termino visur ir visą laiką, tos vienos etiketės, man atrodo, labai tuomet gali suklaidinti
vartotojus, sprendimų priėmėjus. Tiek dėl per mažo pasitikėjimo vienais atvejais, kitais atvejais dėl per didelio. Ir per didelis pasitikėjimas turbūt yra rizikingesnė ir baisesnė situacija negu nepasitikėjimas, bet tenka matyti ir vieną ir kitą. Čia tikriausiai aš matyčiau tą tokią sprendimų priėmimo klaidą ir iššūkį, nes mes, kai kalbam apie tą tokį supaprastinimą tam tikrų sudėtingų sąvokų, kad ir dirbant su dirbtiniu intelektu, arba kaip ir tu sakai, tai kas būtų galima klasifikuoti kaip dirbtinį intelektą čia N metų atgal, tuo metu dar tos diskusijos būdavo būtent tik kūrėjų sferoje, kūrėjų ratuose. Ir šiuo metu aš labai šiaip irgi rezonuoja man tai, kad kai tu paminėjai tą patį irgi per vieną iš savo pranešimų apie tą tokį marketinginį AI-aus tokį pridėjimą, kad kažkada tai buvo blockchainas ar ne, metaverse ar ne, ir dabar tiesiog lengva pagauti dėmesį, lengva sudominti kažkuo ir panašiai. Jeigu, sakykime, tai būtų vienas iš tokių dalykų, ko informacijos trūksta, galbūt yra dar kažkokių dalykų, kurie, pavyzdžiui, erzina tave, kai mes kalbam apie dirbtinio intelekto bangą. Tai, žinai, nesinori peikti kitų. Ir taip tiesmukai sakyti, kas erzina, jeigu išsakant tai, kas erzina šiek tiek diplomatiškiau, tai turbūt būtų žmonės, kurie neturi absoliučiai jokios patirties susijusios su dirbtinio intelekto sprendimų kūrimu, bet tampa bandančiais aiškinti apie tai ar mokyti. Ir viena vertus mane tai erzina, ar ne, ir turbūt senstu, ir turbūt daugelis žmonių, kurie būna kažko kūrėjai, erzina tie, kurie pradeda pasakot apie tai, ko nekūrė. Prisipažįstant, kas mane erzina, turbūt tenka pripažinti gal ir kitą faktą, kuris gal net ir yra dirbtinio intelekto kaip įrankių visumos evoliucijos etapas, kai bandančiais paaiškinti arba mokyti tampa nebe tie, kur kūrė, bet naudotojai. Galbūt teks pripažinti, kad esame etape, kai, žinau, automobilių vairuotojus irgi moko ne automobilio kūrėjai, bet vairavimo instruktoriai. Tai galbūt esam tokiam etape jau ir tokia realybė reikia susitaikyti, priimti kaip faktą ir nebūtų užsispyrėlių, kur per jautriai reaguoja, bet vėlgi tikrai esam tam, manau, kad pasikeitimo etape ar lūžio taške per įvairiausius kampus. Tiek dirbtinio intelekto kaip įrankio prieinamumo įvairiem naudotojams, tada kas gali apie jį kalbėti, kiek įmonių jį pradeda taikyti, ką tai reiškia įvairioms sritim, kad ir tam pačiam programinės įrangos kūrimui, tai yra pokytis ir jo visiems reikia iš naujo pergalvoti tam tikrus gal iš ankstinius įsitikinimus, įskaitant ir mane, ir sugebėti prie jų prisitaikyti. Aš galvodamas apie tą triukšmą, nes aš įdėčiau galbūt į tą pačią lentyną kaip vieną iš to tokio triukšmo elementų, kad mes turim žmonės, kurie ne visą laiką susiję yra su tuo, arba, kaip ir mes sakom, neturi patirties. Aš iš savo veiklos irgi dažnai matau žmonės, kurie ten, sakykime, konsultuoja apie dalykus, kur patys nelabai praėję juos yra, ir ten, sakykime, pas mane galbūt mokymuose tai yra labai aiškus tas teorija ar praktika išskirimas, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, tai išties aš tik tai galiu paantrinti, net galbūt taip irgi tiesmukiškiau, kaip sakau, ten kovo mėnesį ten visi tapo dirbtinio intelekto ekspertais, LinkedInas pradėjo ten žibėt, mirgėt viskuo. Ir jo, taip pat gali paskrolinti ten, sakykime, mokymus vedančiojo dosie ir matai, kad ten nieko bendro ne tik su dirbtiniu intelektu, bet ir net bendrai su kažkokia tai programinė įranga. Klausimas galbūt yra, kaip galima būtų filtruoti galutiniam vartotojui tai, nes ne visą laiką visi yra linkę ten pasiskaityti kažką, arba galų gale ne visą laiką terminai yra pakankamai aiškus ir galbūt tas žmogus, kuris ten moka promptus rašyti ChatGPT, nereiškia, kad jis galės kažkuo padėti ten, tarkim, kokią nors digital transformation kompanijai. Aš tikiu, kad yra elementas, kur sakoma, kad susirask žmogų, kuris ten vienu žingsniu yra priekyje už tave,
bet kita vertus žmogus, kuris yra 100 žingsnių priekį ir 1000 žingsnių priekį, gali daug, taikliau numatyti galimas kažkas klaidas, sakykime, ar rizikas. Čia apie tą bendrą tokį kritinį mąstymą mes jom prie įvairiausius buzzwordus. Nuo prieš 10 galbūt tai big data startupai visi buvo, po to ta blockchaino etapas, ten dar paraleliai kartais, o kartais keisdami ir metaversas, ir NFT, ir dabar generative AI banga, ir turbūt visada buvo ir bus aibė žmonių bandančių ant tos bangos išvažiuoti ir greičiausiai tame nieko smerktino, bet taip, tam civiliui vartotojui, nesančiam industrijoje susigaudyti, ar čia bullshitas, ar vis dėlto daug vertės, greičiausiai yra sudėtinga. Ant greičio sugalvoti atsakymą, kaip išsirinkti tą, kuris bus tikras, kuris ne iškart idėja nešauna, apart tiesiog, kad turbūt kiekvieną specialistą, konsultantą, paslaugos tiekėją, su kuriuo eini dirbti, pasitikrini iš sukauptos patirties ir anksčiau kurtų sprendimų ar teiktų paslaugų perspektyvos. Ir nepamiršt to daryti, ypač kai šiais laikais tą pirminį profilą susibildint darosi labai lengva, ar ne, kad susikurti kas kelias dienas išleis po naują įrašą LinkedIn'e, kad paskrolinus tavo sieną, tikrinant tavo profilį, jisai atrodytų labai gerai ir kokybiškai. Šiandien yra lengviau negu buvo bet kada iki šiol, nes yra IB įrankių leidžiančių tą patogiai pasidaryti. Tai reiškia ir pasitikrinimas, su kuo dirbsi, turi užimti matyti vis daugiau laiko. Gal čia dar viena iš startup idėjų, ar ne, kad ne vien kur turinį, bet ir patikrinti tam tikrų kompanijų arba asmenų ekspertiškumą konkrečioj srity ir turėti kažkokį tais matuoklį. Čia galvodamas, taip į tą pusę žvelgiu, kad gali būti viena dalis žmonių, kurie taip, šiek tiek filosofiškai, šiek tiek bendrai tokiu makro lygmeniu žiūri ir kvestionuoja vieną ar kitą ten, sakykime, terminą arba tą patį apibrėžimą. Aš puikiai atsimenu tas diskusijas su programuotojais, kur irgi, ar mes čia tikrai galim sakyti, kad čia gaminam kažkokią dirbtinio intelekto algoritmą, tai kur mes čia brėžiam tą ribą, tą liniją. Ir galvoju apie tą patį galutinį vartotoją, kad galų gale, jeigu mes turim kažkokią problemą, nebūtina su dirbtinio intelekto įrankiais tą spręsti, nes yra įrankių, kurie galbūt tą daro kokybiškiau. Man toks flashbackas yra šiek tiek iš Metaverse, kur girdėjau irgi tokį išsireiškimą, kuriami sprendimai neegzistuojančiai problemai. Tai, kiek žinau, tavo toks požiūris yra kritiškas į Metaverse, pataisyk mane, jeigu klystu, bet kur matai Metaverse ateitį bendrai? Gal pradedant nuo technologijų taikymo apskritai. Mes visada bet kokiam klientui rekomendacija pirmiausia būna neieškot, kur pritaikyti konkrečią technologiją, o savo įsivardinti, kas labiausiai skauda. Nes taikyti technologijos vardan jos taikymo neverta greičiausiai. Labiausiai organizacijai padės atradimas top kažkelių problemų, kurias spręsti reikia apskritai, ir bandymas identifikuoti įrankio ar įrankių visumos, kurie padėtų tą problemą spręsti. Tada gali aiškiai išsimatuoti investiciją, kurią darysi ir žinot, kad ten gausi didžiausią naudą vienokią ar kitokią prasme, ar finansinę, ar proceso efektyvumo, ar kolektyvo pasitenkinimo. Tai yra tokia, angliškas tas terminas yra shiny new object syndrome, kai atsiranda kažkokia technologija arba tai gali būti technologijų visuma, gali būti nauja programėlė. Patys programuotojai mėgsta frameworką kokį nors naują pradėti taikyti ir įsipanyti, ar ne, tai jo mes dažnai turbūt kaip žmonės esam linkę tos naujus dalykus išbandyti, nes tiesiog smagus tas atradimo džiaugsmas, bet siekiant įvairiausias naujoves ir sprendimus taikyti efektyviai, reikėtų vis tiek pradėti nuo elementarios praktikos, kas
kas konkrečiai organizacijai skauda labiausiai, atsiras technologinis būdas, kaip tą išspręsti. O dėl metaverso jo, aš matyt, kadangi tikrai turbūt senstu, tai esu skeptikas viena vertus pats nuoširdžiai, bet tuo pačiu suprantu, kad nebūtinai esu teisus ir kad mano dukra, kuri studijuoja, gal nebus aktyvi metaverso naudotoja, bet sūnus, kuris darželyje, tikėtina, kad kitokį santykį su technologijomis turės. Ir jam bus priimtina dėvėti kažkokį įrenginį ant veido, ypač kai to įrenginio kokybė pasikeis, ar ne, ir patraukus mano asmeninę emociją į šalį, skaitant, kas vyksta, aš suvokiu, kad taip, ateina nauja karta, kuriai šiuo metu gal 11-13 metų, dar metai kiti, jie taps pajamų šaltiniu. Jie turės kažkiek pinigų, arba užsidirbę, arba kišenpinigų, kuriuos galės leisti. Ir jeigu jiems bus priimtina tą daryti virtualioje erdvėje, tai tie, kurie bus metaverse ir pasiūlys kažkokį tais produktą, kuris yra tai auditorijai įdomus, laimės ir nebūtinai aš suprasiu, kodėl kažkam gali reikėti virtualaus blizoniuko, ne, bet tuo pačiu tai tampa ir galimybė išsibandyti su konkrečia auditorija ir galbūt mažesniais kaštais įvairiausius naujus siūlymus arba pratinti prie kažkokio prekės ženklo virtualioje erdvėje, po to, kai jau tas pirkėjas gali tapti jo vartotojų realybė. Nike tą daro labai sėkmingai su sportiniais bateliais, vaikam pratindami prie to prekės ženklo nuo mažens. Aš tą žinojau teoriškai, šią savaitę pamačiau praktiškai, kai supratau, kad sūnus atpažįsta Nike ženklą ir parodo ant mano savo ir savo mamos sportinių batelių. Ar ne? Tai turbūt tai bus platforma parduoti produktus, kurie įdomus tai auditorijai, arba pratinti prie kažkokio ženklo. Tai čia apie jau tą visiškai virtualią realybę, bet yra ta išplėstoji realybė, kurią nuoširdžiai tikiu, nes manau, kad tai yra būdas atkartoti labai brangias arba labai rizikingas situacijas gyvenimiškas toj išplėstoje arba virtualioje aplinkoje ir padėti žmonėm, kurie tose situacijose atsidurs, geriau prie jų prisitaikyti. Tai turiu omeny gaivinimas pacientų arba kažkokio įrenginio valdymas. Arba situacijos, kai tau reikia atpažinti iš 50 detalių kažkurią, kuri tau reikalinga. Arba žinotim tam tikrą veiksmų seką, atsistojus prie kažkokio tais naujo aparato, kaip pavyzdys, tai įrankiai, kurie leidžia uždėti papildomą sluoksnį ant mūsų normaliosios realybės ir įrodyti vartotojai išplėstinį informaciją, manau, kad yra tą tikrąją vertę kūrinti technologiją. Čia tikriausiai yra dar ir tas toksai exposure, toks prieinamumas tos technologijos, nes tai, kad tu pasakėjai apie tą tokią išplėstinę realybę. Mačiau labai gerą keisą su žmonėmis, kurie patiria, pavyzdžiui, gyvūnų fobijas, tarkim, šunų baimė. Ir kaip priprasti ne gyvai matant gyvūną, bet, sakykime, vizualiai tik tai, ten netgi sąmoningai koordinuojant atstumą, kiek yra iki to gyvūno, pavyzdžiui, ir kaip galim tą padaryti, ten, sakykime, namų komfortę savo, net nebandant ar ne kažkaip eiti į tą tokį kontaktą, ypač su fobijom, tai yra labai stiprus jausmai. Ir tų problemų, aišku, yra labai daug, ir ką mes kalbėjom apie pirminį tą problemų identifikavimą, kuris gali būti labai individualus, priklausomai nuo kompanijos. Gal tu matytum kokias nors tendencijas, žvelgiant apie tokias kompanijų problemas, tokiam dirbtinio intelekto technologijų kontekste, kur manai, kad, daugiau mažiau didžioji dalis, arba bent jau reikšminga dalis kompanijų gali susidurti per artimiausius 5, 10, gal 15 metų? Visą laiką vengiu būti tuo pranašu ir būrėju ir pasakyti, kas bus ateityje, viena vertus, bet gal žiūrėčiau taip apibendrintai, kad man labai patinka mintis, jog yra
dviejų, tai gal 3 tipų produktai, kad tu gali pardavinėti nuskausminamuosius, tu gali pardavinėti vitaminus, arba gali pardavinėti kažkokią tais pramogą, kažkokius nice to have dalykus. Tai manau, kad šiuo metu esam fazėj, kai tie plačiai prieinami dirbtinio intelekto įrankiai, ypač generatyviai įrankiai, yra ant ribos tarp pramogėlės ir vitamino kažko, kas nice to have. Bet daryčiau prielaidą, kad vis lengviau ir vis greičiau dirbtinio intelekto sprendimai organizacijoje bus taikomi tom painkiller nuskausminamųjų problemam, kur tau iš tikro labai aktualu, kur tu žinai, kad pradėjęs taikyti tą įrankį, ne šiaip greičiau pasirašysi kažkokį tais tekstą, ar ne šiaip savo, o vietoj to, kad darytum fotosesiją kažką labai greit aišku, tai naudinga, galbūt netgi kai kuriem verslam tai yra tas tikrasis skausmas, ar ne, ir sutaupo didelę kaštų dalį ir leidžia žymiai greičiau judėti, bet galvoju apie gilesnes problemas. Dabar po truputį tai vis daugiau atsiranda įrankių leidžiančių tą daryti. Mes apie tai organizacijoje savo buvom kažkada svajoję ir taip ir nepadarėm, ne, bet turėti kalbos interfeisą, kuris leistų klausti bet ko apie tai, kas vyksta įmonėje. Ir tai po truputį darosi prieinama. Ir aišku, pavyzdžiui, kiek turėjom klientų praeitų metų birželio mėnesį, koks buvo mūsų pelningumas ir iš kur atėjo daugiausiai lydų. Tai galėtų būti tavo užklausa, iš kurios gautųsi PowerPoint'o skaidrė, vietoj to, kad tos informacijos ieškoti per aibę šaltinių, kad tu galėtum tai formuoti kaip klausimą ir gaut tavo įmonės duomenim grįstą atsakymą ir kad tas tavo įmonės duomenim grįstas atsakymas galėtų būti išgautas treniruojant modelį ant visko ir bet ko. Visų PDF-ų, visų padarytų komercinių, suintegruotų visų tavo CRM-ų, e-mailų, visų Google Docs'ų ir ko tik ne. Tai galvoju, jog čia galėtų būti ta kryptis, kad tie tikrieji skausmai arba gilesnės problemos, gebėjimas jas spręsti žymiai efektyviau ir greičiau negu kada nors iki šiol. Ir tuo pačiu įsivaizduoju, jo gali susiformuoti ir atotrūkis. Jau eilę metų buvo kalbama apie tai, kad tai viskas turi būti grįsta duomenim. Ir kaupkit duomenis ir analizuokit, ir dalis tą darė, dalis ne, dalis buvo per vidurį, kur kaupiam, bet kažkas čia mums iš to nieko nesigauna. Ir gal net ir motyvacijos pradeda trūkti. Ir galvoju, kad dabar gali atsirasti tas tikrasis skirtumas, kad kažkas jau duomenų prisikaupė labai daug. Ir gal dar jų nepanaudoja, bet gali pradėti naudoti, kiti jau eilę metų naudoja ir yra dar tie neįgėjai, kur, gal. Tai įsivaizduoju, jo gali atsirasti pakankamai aiškiai praraja, kad tie, kas jau buvo pasiruošę, gali šuoliais nukeliauti į priekį, tie, kas neįgė, bijojo, dvejojo, gali labai smarkiai atsilikti per labai trumpą laiką. Viena vertus, kita vertus vėlgi tai yra problema, į kurią galbūt ir gali orientuotis kažkokio sprendimo kūrėjai, kad yra tų, kurie atsiliekantis, kokį sprendimą gali mums susikurti tiem atsiliekantiem, kad padėti jiem prisivyti. Tai už tai ir nesinori prognozuoti, kas bus per 5 ir 10 metų, nes who knows, ar ne mes, nors Mūro dėsnis, kuris nelendant į detalės apibrėžia skaičiavimo pajėgumus, tai lyg ir vis dar galiojantis ir jų augimo greitį. Tai per 10 metų tikėtina, kad įvyks ir dar vienas skaičiavimo pajėgumų lūžis. Galbūt kitokiam priemonėm negu dabar, galbūt ne eksponentiškai, ne, bet tiesiog kaip faktas, kad didės galimybės ir vis dar galioja tendencija, kad ten per X laiko mes sukūrėm daugiau duomenų negu bet kada iki tol. Tikėtina, kad šitas irgi galios. Tai vėlgi manau, kad labai sunku
labai sunku bandyti nuspėti, kas bus su kažkiek kartų greitesnėm sistemom ir su kažkiek kartų daugiau duomenų negu yra dabar šiol. Tai nuo to, kokius sprendimus gebėsim kurti, iki kokius darbus dirbsim. Mes esam tam unknown fazėje, kur tai dar tik tai užgims ir, man atrodo, pernelyg sunku prognozuoti. Daugelį jų. Čia turim tą tokią eksponentinio augimo ribą, kur kaip ir ne iki galo aišku, kur ta riba tiksliai yra, kaip ir sakai, kažkoks lūžis proveržis skaičiavime ir kad per trumpą laiką gali įvykti milžiniškas pakeitimas bendrai. Ir mane kas bendrai irgi žavi ne tik apie tas tokias prognozes, bet tą tokį pasiruošimą tom pačiom tokiam nežinomybėm, neapibrėžtumais. Ir bendrai, žvelgiant į tavo patirtį tiek per įvairius projektus, per įvairius verslus, neatsiejama dalis yra ne tik tolerancija rizikai, bet tuo pačiu galbūt ta tolerancija rizikai arba kažkoks sub-elementas yra ir tas gebėjimas ištverti neapibrėžtumą. Kokiais principais arba tokiais gairėmis pats vadovaujasi arba pats galvoje tokią istoriją pasakoja, kai susiduri su tokiu neapibrėžtumu, kur yra tas unknown. Aš kartais savo žmonos atsiprašau už tai, kai jai teka ištverti dėl mano tolerancijos rizikai ir kur aš ją kartais, arba visą šeimą į ką kartais įveliu. Tai galvoju, kad čia yra toks gal išankstinis nusistatymas, kuris man dar kol kas galioja, nežinau, galbūt vieną dieną nustos ar ne, bet kad tai nieko tokio yra pradėti iš naujo. Jeigu tektų viską pradėti iš naujo. Nieko tokio. Jeigu tektų nebedirbti, nes mano visi darbai buvo pakeisti technologijų ir technologija gali suburt komandą, juos įkvėpti, užmotyvuoti ir sėkmingai vadovauti. Man reikės daryti kažką kitą, ar ne? Bet kai pagalvoju apie scenarijų, kur jeigu užtenka, yra ką valgyti ir yra stogas virš galvos ir aš galiu skaityti knygas ir važiuoti dviračiu ir dar ką nors, kad man ir tas variantas, jeigu ką visai nieko kalbant apie čia ryšių su kalbomis apie baimės dėl dirbtinio intelekto ir kaip tai gali paveikti ekonomiką. Ne, kad viena vertus aš jeigu ką esu nusteikęs gyventi ir kitokį gyvenimą negu gyvenu dabar ir galvoju, kad man su to viskas būtų okei. Jeigu apie tas einamasias rizikas, kurias patiriu kurdamas kažkokius naujus projektus arba versle, tai aš turbūt turiu kažkokį ne visiems įprastą, bet man veikia nusiteikimą, kad, tai jeigu ką, tai viskas sudega ir kažko išmokai ir tiesiog po to imi ir vėl darai, nes galbūt tam padeda faktas, kad jau ne vieną kartą teko pradėti kažką daryti. Nebūtinai sudegint, nebūtinai tai buvo tas all-in kaip pokeryje įdėjimas ar ne, kartais tai būdavo kažką bandom. Dėl kažko užstringam, nebedarom. Ar čia kažkoks tais finansinis praradimas, bet jo, kažkaip gal negaliu pasakyti, kad filosofinis požiūris, kad tai nebaisiai svarbu, nes manau, kad sakyti, kad tai filosofinis požiūris būtų per skambu. Aš kažkaip buitiškiau ir paprasčiau žiūriu, kad tai kas čia tokio nutiks? Nepavyks, bus nepavykę. Tai tų, kuriem nepavyko, yra žymiai daugiau negu tų, kuriem pavyko. Tai bus tiesiog dar vienas feilas, jeigu... Tai čia viena dalis. Kita dalis pakankamai nesenai išgirsta, kurią pradėjau ir savo turinį naudot, kad gal verta žiūrėti į tai, ką veikiam, arba tai, kas mums vyksta apskritai gyvenime, kaip į banglentę ir į vandenyną, kad tavo siekis yra atsistoti ant tos banglentės ir čiuožt banga. Ir kad visko nutiks tave. Tau iš pradžių nepavyks atsistoti. Tau reikės prasirkluoti iki kažkokios tais vietos, kur tą bangą gali gaudyti. Tave nublokš nuo bangos ir tu kartais biški vandens išgersi to, kurio nenorėjai išgerti, pasispjaudysi, bet galiausiai
tavo tikslas vėl stot ant lentos ir vėl gaudyti tą bangą, kuri ateina. Tai kažkaip panašiai stengiuosi ir dėlioti savo planus ir pasirinkimus, kartais tą suprasdamas, kartais netyčia. Kaip pavyzdys, aš galvoju, kad man netyčiom pasisekė 2004 užšokti ant programavimo bangos. Aš nežinojau, į ką tai pavirs, bet man buvo tiesiog įdomu. Dabar vėl AI banga buvo irgi tiesiog įdomu. Nebuvo aišku, į ką tai iš tikrųjų išvirs, buvo irgi su pakankamai daug skepticizmo. Ne, dabar yra kitas etapas, kur no-code įrankiai populiarėja. Ir šiandien sakyčiau, kad tokios veiklos, programavimo paslaugų veiklos, būtent tokios, kaip aš kažkada steigiau, šiandien nebedaryčiau. Ir galvočiau, kad nebeverta. Ir kad ją reikia daryti kitokią, su orientacija į būtent no-code įrankių panaudojimą ir kuo mažiau programuoti nuo nulio. Ir yra jau rinkoje pakankamai pavyzdžių, Lietuvoje irgi, Amerikoje, Skandinavijos šalyse dar daugiau, kur taip tokios organizacijos ir kūriamos, vieni no-code sprendimų panaudojimą ir galutinio produkto kūrimą, kaip paslaugos, ar ne, tai irgi yra prisitaikymas prie tos bangos, kurie atėjo. Bandai užšokti ir žiūri, kas bus. Labai įdomi ta metafora apie bangas. Toks įdomi pozicija yra, kai reikia išsirinkti bangą, ant kurios čiuožti. Pastebėjau, kad jeigu kalbėtume apie kažkokį tai profesionalą ar verslininką ar vadovą, tarkim, karjeros pradžioje, kai dar nėra tos daug patirties, atrodo, yra labai lengva pasakyti ne, dėl to, kad galimybių tiesiog yra mažai. Tačiau augant, brestant, įgaunant daugiau ir networko, ir matant tų galimybių, tą pasakyti ne tampa sudėtingiau, nes atrodo, gal ne visiems ten ateina kartą per dieną, kartą per savaitę ar net kartą per mėnesį, bet aš ir pastebėjau ir savo gyvenime, ne, kad ten per metus gali ateiti tokios kelios geros idėjos, tos geros bangos atrodo, ir tada tu galvoji, aš esu dabar ant kažkokios tai bangos, kaip tu pats įvertini tą ir kaip pas tave atsistoja tas gebėjimas pasakyti ne arba gebėjimas išsirinkti tą būtent bangą, ant kurios tu pats ir nori čiuožti? Aš labai blogai renkuosi. Man labai sunku išsirinkti. Aš nesugebu to išsirinkti ir turbūt tai ir padiktavo kelią, kurio pasirinkau eiti, kad nebeturėti vienos veiklos ir dirbti prie skirtingų prekės ženklų, prie skirtingų produktų su ne viena komanda. Pirmiausia dėl to, kad nesugebėjau išsirinkti, pasakyti ne. Jeigu taip imant tą ne visai pasąmoningą, bet kirtinį aspektą, tai manau, kad aš nesugebėjau išsirinkti ir kai kuriam dalykam nesugebėjau pasakyti ne. Tuo pačiu man be abejo tos idėjos ar temos ar komandos buvo įdomios. Ir kai įdomu ne vienas rytis, tai darosi vėlgi sunku pasakyti ne. Bet savo asmeniškai tai stengiuosi susistruktūruoti taip, kad viskas, ką veikiu, kažkokiu būdu papildo bendrą paveikslą. Ir iš šono gali atrodyti chaotiškai arba nesusijusiai. Koks medtecho produktas, kažkokia akademija, tech įgūdžių mokymų, dar kažkoks AI įrankis, kažkokios investicijos į startupus ir fondus, dar keli tokie behind the scenes vykstantis projektai, bet taip atrodo iš šono. Man jie vienas kitą papildo, kažkokia tematika, kažkokia technologija, kažkokia rinka, kažkokiais žmonėmis ar dar kažkuriuo instrumentu ir po truputį lipdau darinį, kuris tikiuosi taip ir galės veikti, kad tos atskiros veiklos viena kitai padėtų, nebūtinai tiesiogiai. Ar tai yra geras kelias, nežinau. Vis daugėja tų, kur operuoja kaip net ir pakankamai mažos, bet holding kompanijos arba maži fondukai, ar ne, tai aš nežinau, ar pavyks kažką tokio sukurti, bet tikiuosi, kad pavyks.
Grįžtant į pradžią, tuo pačiu savo pripažįstu, kad tuo keliu nuėjau vien todėl, kad dėl aibės dalykų nesugebėjau išsirinkti vieną. Ir žinau, kad vieniem tai veikia, kitiem ne, ar tai lengva ir paprasta, nelengva ir nepaprasta, sunku žongliruoti. Būna sunku žongliruoti prioritetais, būna sunku žongliruoti laiku. Bet tuo pačiu, kai tos veiklos viena kitą papildo, tai atrandi galimybių, kurias instantly gali pernešti iš vienos temos į kitą ir panaudoti ką tik gautas žinias, ką tik užmegztą pažintį ir padarytą bet kokį kitą atradimą. Ar iš viešai prieinamos informacijos, ar kažką sugalvoti organizacijos viduje ir toliau. Tai yra operavimo būdas reikalaujantis išmokti naujų darbo principų, kažkaip kitaip organizuotis tą veiklą ir tuo pačiu geras eksperimentas. Bandyti ant daug bangų plaukti vienu metu, bet žiūrėti, kad tos bangos priklausytų kažkokiai sroviai ir varyti ne vien ant bangos vienos, bet konkrečios srovės. Į tą pačią srovę. Nes jau kai užsiminė kai pasakai žodį darinys, dar net prieš dalinantis apie holdingą man iš karto ir iškilo, nes mes lietuviškų turim tų pavyzdžių, kurie vienaip ar kitaip akceleratorių daro, ne? Tai tas kilo, ne, kur yra tam tikra struktūra, kuri tarsi palaiko viską ir tuomet galim turėti nemažai, sakykime, kompanijų ir panašiai. Ar matytum, kad tokia struktūra į viziją žvelgiant ir į ateitį, va tavo atveju tokia make sense, ar norėtum kaip tik labiau visiškai iš tokio verslo rizikos suvaldymo, nes aš pažįstu žmonių, kurie sąmoningai nesirenka šito kelio vien dėl rizikos, ar ne, labai taip grubiai tiesmukiškai kalbant, jeigu kažkas bankrutuoja ar ne, yra labai lengva, sakykime, pajudinti arba parduoti ten ir panašiai. Tai galvoju, kad turėti portfelį apskritai yra tiesiog mažesnė rizika ir kad neišvengiamai kažkas tikriausiai, kad nepavyks ir turi nepavykti. Statistiškai žiūrint, kažkas turės nepavykti, kažkas turės nesigauti dėl įvairiausių aplinkybių, per vėlai, per anksti, netinkama technologija, netinkama komanda, ar dar kokia nors priežastis, kurių gali būti begalė, tai visų pirma galvoju, kad tam tikrą prasme tu nesusifokusuoji, kita vertus susikuri saugumą per tai, kad, tai jeigu iš 5 vienas linksta, tai tu turi dar 4, kuriuos gali forsuoti priekį. Jeigu linksta 5 iš 5, tai tu turi problemą, bet lygiai taip pat turi problemą, kai linko 1 iš 1. Ar negaliu lygiuotis į tas didžiuosius lietuviškus akceleratorius ir dar iki to labai daug ką nuveikt. Neturiu tokio siekio būt tokiem patiem kaip jie, galvoju, kad tai labiau pasiekmė negu tikslas, jeigu taip nutiktų. Viena vertus, kita vertus, gal tai pasikeis, bet kažkuriuo momentu po pasitraukimo iš didelės organizacijos turėtos buvau savo pasakęs, kad gal sekančio verslo nenorėčiau užauginti, to tiesioginio nenorėčiau užauginti iki daugiau negu 20 žmonių. Bet tas 20 žmonių tai nebūtinai reiškia, kad neprisideda prie tos organizacijos. Tie žmonių jau dabar jau dabar pralenktas tas skaičius, bet ta artimiausia komanda, su kuria dirbi, apie kurią viską žinai ir kuriais gali nuoširdžiai domėtis ir rūpintis ir kur neatsiranda tas susvetimėjimas su visais likusiais. Tai viena vertus tai turbūt galima susikurti bet kokioj kompanijoje, sakant, kad tai čia mano burbulas, aš toliau už to burbulo neišeinu. Tai ne visai tą turiu omeny, labiau, kad norėtų susikurt kažkokią tais viską organizuojančią ir kontroliuojančią komandą, kuri nebūtų didelė, o jau ten, kas vyksta kitose atšakose, jie turi dar savo atskiras komandas, savo tikslus, savo principus ir kažkaip susijungia tarpusavyje, bet kadangi darom audio įrašą ir nėra vizualo, tai turbūt gausis nesąmonė ir niekam neaišku iš šito tokio kalbėjimo. Man mintyse piešiasi vaizdą, žinai, kaip yra
ta kertinė komanda, kuri pilnai veikia tarpusavyje ir kontroliuoja kažkokius tais vėl. Kontroliuoja blogas žodis, organizuoja, padeda, palaiko ir visai kaip vysto įvairiausius produktus ir paslaugas, prie kurių dirba atskiros komandos, kurios vėlgi tam gali operuoti greitai ir efektyviai. Tai man tie du kertiniai aspektai, kad galėtum lengvai ir greitai susikalbėti, kad galėtum nuoširdžiai vieni kitais rūpintis ir kad galėtum greitai priimti sprendimus ir nepataptum gigantų procesų, taisyklių ir visokių kitokių. Kaip sakoma, lėtai judančių milžino, kur jie tavo paties svorio. Negaliu pakęsti. Nieko blogo tame nėra, ar ne, tai yra tiesiog veikiantis modelis ir organizacijos su tūkstančiais ar 10 000 darbuotojų negali veikti kitaip, bet aš kaip žmogus jaučiu, kad tai visiškai ne man, kad aš noriu, jeigu kažką sugalvojom, noriu, kad tai galėtų įvykti šiandien be krūvos parašų, krūvos departamentų ir pasitikrinimo. Ar tikrai čia taip galim ir kodėl ras priežastį, kodėl negalim, arba gaut patvirtinimus arba daug pasitart. Aš noriu judėti greitai, ištestuoti savo idėjas, leisti kitiem ištestuoti savo idėjas, neprikurt stabdžių visokių. Žinau, kad blogai jaučiuosi, kai kas nors ateina su idėja ir ką nors nori padaryti, o aš turiu būti tas, kur sako, tai čia reikia, tiek daug visko pasitikrinti ir pasitarti. Man suvokiau, kad supratau, kad man patinka, kai ir pats ir visi aplinkui gali judėti greitai ir vadovautis ne procesais ir sudėtingais mechanizmais, o gal principais. Ir jeigu tai atitinka organizacijos principus, tai galiu eiti priimti sprendimą, ar jisai bus. Jeigu jisai buvo pagal mūsų principus, tai nesvarbu, kad sufeilinau kažką, gal suvidau per daug pinigų, išleidau dar ką nors čysis čia. Visos sąskaitos neištuštinsim most likely, tai viskas bus tvarkoje, bet labiau apie. Manau, kad tai sukuria pasitenkinimą veikla darbu, gali jaustis, kad įgyvendini savo idėjas, ir kad tada ta organizacija yra gyva ir reaguojanti. Ir į bet kokią pasitaikiusią galimybę. Čia ir dabar. Tas gebėjimas judėti greitai, nuoširdus rūpestis kitais žmonėm ir, manyčiau, toks sudėtingų, daugiakompleksiškų procesų matymas ir supaprastinimas. Matau, kad tokies yra pasikartojantis vardiklis, kiek aš irgi tave patiriu ir pažįstu. Kaip manai, kokios dar yra papildomos savybės, žvelgiant, jeigu reikėtų sudaryti tokį Domo kaip vadovo, kaip lyderio, tokį portretą, ar ne? Tavo asmeniškai, kaip tu manai, yra tokios savybės, kurios tau labiausiai padeda. Yra toks pasakymas zone of genius, ar ne? Jis labai taip skambiai skamba, ar ne, kad ten genijaus zona, bet tiesiog tokie esminiai, galbūt ir tie patys principai, galbūt charakterio kažkokios savybės, kur tu būtent kaip vadovas. Nebūtinai netgi kaip verslininkas ar investuotojas, bet kaip komandų, organizacijų lyderis. Manau, kad man lengviau pastebėti savo neigiamas savybės ir žinot, kas nepadeda man arba mane supantiem žmonėm, negu konkrečiai pasakyti, kad tai padeda. Ir pasidalinsiu gal keliais pavyzdžiais, bet tuo pačiu savo anksčiau vis bandydavau kažką pakeisti, vis dažniau pradedu priimti, kad taip yra ir vėlgi tikrai nesilygiuoju į Jobsus ar Muskus ar dar ką nors, bet man atrodo yra tendencija, kad dauguma kūrėjų ir vadovų yra smarkiai nupušę ant ko nors, ypač turi savo kažkokią temą ir ten visiškai nusirauna ant kažkokių tais smulkmenų ar detalių ar kažkokio darbo principo, tai pradėjau suprast, kad turbūt aš irgi nupušęs ir kad mano kolegom tenka mano nupušimą iškęsti visų pirma, kalbant apie kokią nors, dėmesį detalėm. Mes aptarinėjom gerai išbaigtas prezentacijas ir komercinius pasiūlymus ir panašiai, ir aš ypač veiklos pradžioj kai kurios dalykus būna, kad labai stengiuosi
peržiūrėti ir pakoreguoti. Viena vertus, galvoju, kad esu tas toks pakankamai priekabus ir tai gali erzinti. Kita vertus, aš stengiuosi būti ne šiaip priekabus vardan priekabumo, bet tuo pačiu pasidalinti argumentais, kodėl galvoju, kad kažkoks pataisymas reikalingas, kodėl tas pataisymas padarys mūsų komercinį pasiūlymą geresniu, kodėl pridėtas arba pakeistas šitas sakinys leis klientui ar partneriui geriau jaustis, kuris labiau parodys mūsų dėmesį, apie ką galvojom formuodami tą pasiūlymą ir panašiai. Tai viena vertus, tai manau, kad toks indėlis gali erzinti, kita vertus, aš juos stengiuosi ne aklai badyti pirštais, bet dalintis argumentais ir formuoti kažkokį mąstymą. Ne? Vėlgi tai sukelia bottleneckus mano pašto dėžutėj kartais ir manau, kad tai stabdo kolektyvą, kita vertus, sakau, gal kažko pavyksta suteikti. Automatų tai gaunasi, kad tas dėmesys detalėm, galvojimas apie galutinį vartotoją susijęs su empatija matyti ir galvoju, kad esu pakankamai empatiškas komandoj, sugebu jaust skirtingų komandos narių nuotaikas, pataikyti jų pomėgius ir neduot daryti darbų, kurie nepatinka ir taip toliau ir panašiai. Jaust tą temperatūrą nuolatos, ne? Bet tuo pačiu tai pavirsta kartais ir neigiamą savybę, kai reikia priimti griežtesnį sprendimą. Arba kai prilaikai kokį griežtesnį grįžtamąjį ryšį, nes atsižvelgi į tą gyvenimišką situaciją ar dar aibę aspektų. Tai aš nors tuo pačiu, turbūt tai ir būtų tas pavyzdys, kad tuo pačiu tai yra stiprybė, kuri turi savo neigiamą poveikį. Tai aš anksčiau nesuprasdavau kartais, kas yra stiprybė ir kas neigiamas poveikis ir tiesiog, dirbau, po to pradėjau atskirti, kad čia yra kažkokia mano savybė ir dėl jos nutinka darbe situacijų. Galvoju, kad esu fazėj, kai stengiuosi tas savybės išmokti tinkamai pritaikyti, kai jos padeda ir kažkaip jas apeit, išvengti, eliminuoti, kai gali trukdyti. Bet kažkas pavyksta, kažkas ne, vis naujų savybių atrandu ir taip toliau. Tai čia, įvardinau labiau per neigiamą prizmę, suprasdamas, kai kurie dalykai padeda, o ką vertinčiau kaip visumą, kuri ten iš tikro tos stipriosios ar gerosios, tai reikia klausti tų, kurie su manim dirbo, ypač tų, kurie liko dirbti ir ypač tų, kurie sakė neveria rakelį, žinai. Tai turbūt įvardintų labai savo asmeniškai vėlgi priimtinų ir nepriimtinų dalykų, kurios matė ir manau, kad tai irgi neišvengiama. Čia kaip kiekvienas patiria, tas labai, žinai, svarbus yra asmeninis patyrimas, nes vėlgi, jeigu mes turim kažkokius distance team members, tarkim, ar ten kažkiek freelanceriai, ar partneriai, ar dar kažkas, gali tai padaryti vienaip ar kitaip, bet iš tikrųjų tu atsakinėdamas į mano vieną klausimą atsakėjai pilnai tą, kurį aš taip mintise sukau, nes po stiprybių klausimo, aš net ir su klientais dirbdamas sakau, yra tokia tamsioji mėnulio pusė, tai iš esmės yra tas neigiamas kažkoks neigiamas efektas, kuris būna po labai stipriai išreikštos tos tokios stiprybės. Nes jeigu mes turim tokią vidutinį, tą charakteristiką vidutinę, tai greičiausiai jinai kažką neigiamą labai didžiulio efekto neturės, bet jeigu ten yra koks nors super labai atkaklus ir užsispyręs žmogus, jisai vienoje vietoje labai gerai išnaudos tą stiprybę, bet kartu ir daug žmonių užknis to savo užsispyrimo, ne, ten arba ten kažkoks susitelkimas į detalės. Priešingai galbūt kažkas per mažai dėmesio skiria detalėm ir kai kuriuose vietose gali judėti greičiau, bet tuomet, kai tos detalės gali make it or break it, gali išlūžti dėl tų detalių, ne, nes ten detalės yra detalės. Ir mes skirtingai irgi labai tą išgyvenam ir išreiškiam. Vienas man įdomus dalykas, apie kurį tu ne vieną kartą užsiminei, tai yra apie tokius pat principus. Ir principas, aš
principo, kaip patys žodis man neturi kažkokios neigiamos konotacijos, nors lietuviškai galbūt mes galim tą turėti principingas žmogus, tarsi kažkoks neigiamas charakterio bruožas. Tai aš žiūriu iš tos teigiamos pusės, bet būtent darbe su komandos nariais, būtent darbe su tais 9, 10 iki 20 žmonių, kuriais tikrai gali rūpintis, kokie būtų tavo tokie esminiai principai, kuriais tu vadovaujasi ir matai, kad jie geriausiai veikia, geriausiai tau padeda išpildyti savo pareigą, savo atsakomybę? Neturiu baigtinio sąrašo ir net pats susimaščiau, kaip čia dabar, ar kokius įvardint, ar kaip apibendrint. Bet galiausiai turbūt jie yra apie, kad ir kokius juos įvardinčiau, jie turbūt susiveda į keletą pagrindinių taškų. Tai esmė, manau, man yra siekis, kad visi komandos nariai ar klientai jaustųsi saugiai, jaustųsi komfortabiliai ir jaustųsi, kad jais yra pasirūpinta. Ir iš eigos kalbu, ar ne, į lubas pažiūrėčiau, bet ten irgi neparašyta, tai gal nelabai aiškiai ir pavyzdžiais turbūt geriausiai iliustruot, bet nežinau, jeigu turim didelį algą gaunantį komandos narį programuotoją ir sugedo jo kompas, tai mano atžvilgiu įsivaizdavimas, koks yra teisingas sprendimas, yra brangiai apmokamas žmogus, kuria kažkokį svarbų dalyką, tai nebandau sutaupyti 50 eurų ant pigesnio laptopo, kuris atkeliaus per 3 dienas, nuperku ko reikia, kad galėtų už minimalaus su minimalia pertrauka toliau tęsti darbą. Jeigu turiu kažkokį klientą, ar jisai būtų verslo klientas, ar B2C klientas, su kažkokiu poreikiu, ten iš serijos vieno iš veiklų, kad galėtų tapti mūsų klientu, jam reikia tokios ir tokios pažymos ir jisai dabar eiliai. Ir sako, gausiu už kažkiek laiko, o mums reikia, kad būtų dabar. Tai raskim sprendimą, kaip padaryti, kad jis gautų tą pažymą. Nesvarbu, kad mums tai kainuos X eurų. Aišku, ten neturi jo sugadėti kliento vertės, ar ne, bet principė, unblockinkim. Tai pernelyg daug angliškų terminų, kaip visada kišu, bet čia turbūt ir būtų prie jaustųsi saugiai, jaustųsi komfortabiliai ir kad pasirūpinta, tai dar kuo dažniau kaip įmanoma šalint kažkokias kliūtis komandos nariam ar klientam iš jų kelių. Tai tie 4 aspektai iš darbo su žmonėm pusės ir tada, kad būtų lygų skaičius 5, įdėkim ką nors verslui, ne, tai gal įsivardinam, koks mes verslas esam arba kokį sprendimą kūrėm ir tada atsiranda ar tu McDonald's, ar tu restoranas. Galbūt kažkur per vidurį, kur gali daryti kažkokį tais, už dar vieną anglišką terminą, shortcutą, bet kelio sutrumpinimą, einant link kažkokio sprendimo, ne, kur gali būti tavo tolerancijos riba kokybei, ko kokybė tai bebūtų, ar kodo, ar komercinio pasiūlymo, ar dar kažko, bet tiesiog, kad įsivardinam kokia mes organizacija ir ko bandom pasiekti, kokiam kokybės lygyje ir tada irgi, man atrodo, pasidaro gan paprasta priimti bet kokį sprendimą, bet kokiam komandos nariui. Jeigu komandos nariai klausys, pasakys, kad yra kitaip ir galės parašyti komentarą tam podcast'ui, bet man atrodo, kad einam link to, ar ne, kiekvieną sprendimą priimdami dažnai stengiamės daugeliu atveju neparašyti gairių, kaip mes darom tokį įsigijimą, ar kaip samdom darbuotojų, ar kaip onboardinam klientą, ar kaip leidžiam reklamą, o tiesiog pasikartojam. Tai kokia mes organizacija? Va šito siekiam. Tai
koks turinys, koks vizualas, koks sprendimas ir taip toliau, kas atspindėtų tą mūsų galutinį siekį. Tai toks vienas paprastas verslui ir 4 kertiniai darbus su žmonėm, man atrodo, ir suformuoja tą esmę, kur tu tada pasirenki. Kuo rizikuot, kur užsimerkt, kur padaryti tą shortcutą ir sakyti, kad viskas gerai ir tuo pačiu čia labai fokusuojasi į siekiamybės, bet yra ir ta priešinga pusė, į ką mes nekreipiam dėmesio. Ir dažnoje organizacijoje arba dažnai kolektyve, man atrodo, lengva fokusuotis. Ir tas neveikia, ir to nepadaryta. Mums reikia šito, mums reikėtų daryti šitai, mums reikėtų pardavinėti ten. Pasiimkim gyvybės draudimą visiems. Dar kad noriu tas idėjų sąrašas, arba kas galėtų būti geriau sąrašas, mano patirtyje ir matytose skirtingose kompanijose visą laiką yra žiauriai gyvas ir niekada nesibaigia. Ir visą laiką yra, kas dar negerai ir ką reikėtų taisyti. Ne iškart supratau, dirbdamas, kad reikia brūkšnį ir sakyti, kad čia yra dalykas, į kurį aš absoliučiai nekreipiu dėmesio. Ir vat taip ir bus. Iki kažkokio momento, ar ne, kol turėsim komandai žmogų, kuris tam gali skirti laiko, kol turėsim tam pinigų, o gal niekad mes nedarysim dalyko X. Kaip pavyzdys. Tai galėtų būti, mes niekada neskirsim biudžeto sveikatos draudimui, mes sieksim, kad kiekvienas komandos narys gautų tokį atlygį, kad jaustųsi galintis savo valia išsirinkti tinkamiausią savo produktą ir jį įsigyti, kad mums tada nereikia su galva dėl kas kam nors tiko, netiko. Vienas iš tokių dalykų, ką aš girdžiu, yra tas toksai non-negotiables, tokie, čia anglizmų daug, bet neišvengsim jų, manau, nes kai kurie žodžiai tiesiog geresnę prasme geriau atskleidžia, bet kad yra tų problemų, kurios yra tiesiog neišsprendžiamas. Tad yra neišsprendžiamų problemų ir kartais atrodo, kad tai yra blogas dalykas, o kartais tai yra tiesiog būdas priimti tą realybę, kad yra dalykai, kuriuos mes galim išspręsti arba galim išspręsti jos laikinai, tam tikrų periodų, bet tuo pačiu yra tų neišsprendžiamų problemų, kur galim sakyti, dedam brūkšnį ir tiesiog paliekam jas. Kartais galbūt ir neišsprendžiamų, jos gali būti tokios sudėtingos, kad neįsprendžiamas, bet dažniau man atrodo, kad tu pasirenki nespręsti. Nesprendžiam. Vėl, kartais organizacijose kai kurios problemos yra nesprendžiamos dėl pakankamai neaiškių, povandeninių, kartais dėl labai subtilių priežasčių. Ir čia taip jau toks gilyn labai gavosi, kad nuėjo mane, bet tebūnie, tai kad manau, kad tose situacijose labai svarbu ir galvoju, kad savo kailiu patyriau, kad ne visada pavyko tą padaryti. Tose situacijose būna labai svarbu paaiškinti likusiai komandai, kodėl vat šitai bus. Nes kai kurie dalykai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti proto nesuvokiant. Kaip čia chebra šitas dalykas nesutvarkytas? Ir ant to iš pirmo žvilgsnio, žiūrint viską paraidžiui, atrodytų, kad tai. Bet paaiškėja, kad yra kažkas, kur kažkodėl, gal ilguoju laikotarpiu, gal trumpuoju laikotarpiu, bet mums taip reikia. Ir neduosiu gal kol kas jokio tokio iš savo kolektyvo tiesioginio pavyzdžio, nes manau, kad vis dar praėjo per mažai laiko ir dar gal pakankamai jautru, bet leisiu savo pašnekėti apie klientus. Tai esam turėję kliento atstovą ir manau, kad atsimeni tą situaciją. Kai kliento atstovas reikalauja, kad tam tikra programinės įrangos versija veiktų gyvoje aplinkoje.
kai ta versija nėra stabili ir mes kaip programinės įrangos tiekėjai sakom, kad nėra stabili, o tas atstovas sako, reikia. Ta ir tą dieną turi veikti. Būt. Nesvarbu, kad neveikia, būt. Ne, yra klaidų, turi būt. Su nesusipratimu ir prieštaravimu, bet užduotis įvykdoma, tai sukelia krūvą problemas reikia spręsti ir tik vėliau po kažkiek laiko paaiškėja, kad to žmogaus metinis bonusas priklauso nuo to, ar yra įgyvendintas varnele, yes or no, kriterijus tos programinės įrangos, tam tikros fazės versija veikia gyvoje aplinkoje. Ir tiek žinių. Ir tam žmogui, tai tas žmogus turėjo savo asmeninį interesą gauti bonusą, visiškai supranta. Mums tai nebuvo, aišku, tiesmukai pasakyti. Ir man atrodo, kad dažnai kompanijose taip ir vyksta. Kolektyvuose dažnai taip vyksta. Kažkas kažką daro ne tik dėl to, koks yra įmonės tikslas, bet kartais ir dėl savo asmeninio intereso. Ar tai būtų finansinis interesas, ar ambicija, arba nedaro kažko dėl savo interesų, ar baimės, ar nežinojimo. Ir kad kai tos gilesnės priežastys nebūna aiškiai įvardinamos, kitiems žmonėms kelia nepasitenkinimą sprendimų priėmėjais, pačia organizacija ir panašiai, kai ne visada išeina, bet kai tai sugebi dekonstruoti, man atrodo, tada pasidaro lengviau dirbti, kai gali pasakyti, jog šiuo metu mes kažkiek mėnesių elgsimės taip ir taip, nes priežastis X. Ne visada išeina, labai delikatu, kartais tai būna žiauriai asmeniška ir nepavyksta išsispręsti. Tai nėra atsakymas kiekvienam atvejui, bet tos situacijos išmokė, ir čia vėl apie empatiją ir kad visiems būtų komfortabilu, turbūt susiję, bet išmokė pamastyti, ar tikrai tai, ką sako klientas ar komandos narys, yra tai, ką sako, ar yra dar istorija už to, kas gal ir logiška, gal ir nelogiška, bet ar yra dar kažkokia gilesnė istorija, kurią reikia turėti omeny, vertinant kažkokį sprendimą, siūlymą, atlikto darbo rezultatą ar neatliekamo darbo rezultatą. Bet čia iš tikrųjų yra gal tas toks privalumas, prabanga, gebėjimo greitai judėti, nes jeigu mes turim kažkokią didesnę organizaciją, natūraliai mes turim labai daug sluoksnių, kurie eina ant viršaus ir norint tą patį supratimą, empatiją parodyti, tampa sudėtinga, nes tiesiog, dažniausiai bent jau kiek aš susiduriu, tiesiog natūraliai žmonės neturi laiko tam. Ir atrodo, intencija yra labai gera, irgi nori, nesvarbu, ten organizacija, ten 5000 žmonių, ten 6000 žmonių, ten vadovauja departamentui, kuris ten didesnis už daugumą šiaip įmonių pavienių ir atrodo galva ūžia nuo vien verslo tikslų, jau nekalbant apie tą žmogiškąjį faktorių. Bet būtent su žmogiškojų faktoriumi norėčiau pabaigti šiandien mūsų pokalbį, tai yra žmogiškasis faktorius, aš kaip sakau, yra tokia rizikingiausia organizacijos dalis, nes visko gali būti, gali labai gerai būti, gali labai blogai būti, bet jeigu žmogiškasis faktorius esi tu pats ir mes kalbėtume apie tai, kas labiausiai šiuo metu tave įkvepia, tave žavi ir kelia tokį nuoširdų smalsumą, kas tai būtų? Asmeniškai tai labiausiai įkvepia, žavi ir kelia smalsumą matyti, kaip auga, bręsta, keičiasi ir į naujus etapus pereina vaikai. Kas galvoju, jog daro ir labai didelį įtaką ir darbe priimamiems sprendimams. Bet jeigu nenueinant per giliai vaikų temą, nes čia gali būti atskira valanda pokalbio, ir pernešant tą į veiklą ir kažkiek sukonkretinant, tai aš galvoju, jog dauguma mūsų veikiančių technologijų versle pakankamai atsitiktinai, labiau vedami susidomėjimo negu išskaičiuoto žinojimo, kad atsipirks, pradėjom įvairias veiklas arba pasirinkom
kažkokias profesijas ir atsidūrėm ant tos geros bangos ir tinkamam laive. Ir nesinori prisimti už tai laurų ir manau, kad dauguma neturėtų už tai prisimti laurų, nes mums tai labiau nutiko, negu kad nuspėjo. Ir dabar šita sfera išgyvena dar vieną lūžį ir galvoju, jog darys dar didesnę įtaką mūsų visų gyvenimo. Tai šiame etape man labiausiai norisi pasiekti dviejų dalykų. Vienas tai kuo didesniam žmonių kiekiui padėti peršokti nuo tos einančios bangos, kuri jų nebetenkina ant šitos technologinės, nes yra daug kas nesijautė pasiruošę, nepasitikėjo, negalėjo ir dabar supranta, kad o gal vis dėlto visai įdomu būtų dirbti technologijų versle, gal būtų įdomu papildyti savo jau turimus įgūdžius kažkokiais skaitmeniniais. Kai kurie supranta, kad tam, kad išliktų aktualūs darbo rinkoje, jiems tai yra ne tai, kad įdomu, bet privaloma. Tai aš jaučiuosi taip laimėjęs loterijai, netyčia, ir dabar galbūt galintis padėti daugiau žmonių ant tos geros bangos iššokti. Kita dalis yra tikslai, kuriem kuriama programinė įranga ar kiti technologiniai sprendimai. Tai visą karjerą aš juos kūriau verslam, kurie turi 3 tikslus. Dažniausiai. Verslas nori sutaupyti laiko, sutaupyti resursų ir pasiekti daugiau. Standartinė formulė. Ir kuriami sprendimai visą laiką buvo padedantis, tai aišku, jeigu taip plačiau žiūrėt, kuriantys darbo vietas, leidžiantys kažkam tobulėti kolektyvui, su kuriuo dirbu, tos kuriamos paslaugos ar kuriami produktai buvo pelningi, leido man geriau gyventi, bet labiausiai tai padėjo klientam, kurie tas paslaugas įsigijo. Ir jie tapo turtingesnėmis korporacijomis. Matyt, irgi kūrė darbo vietas ir ten visko dar skleidė tą gėrį, bet indėl. Tai buvo tų verslų sėkmė ir viskas su tuo yra tvarkoj. Bet dabar esu etape, kur labai įdomu, kaip tas pačias technologijas galim pritaikyti didesniai naudai paprastų vartotojų. Ir aš nekalbu apie keisti pasaulį, kas buvo vienas iš startupų buzzwordų dar visai nesenai, bet apie labai paprastus buitinius dalykus, kažkas, kas gali eliminuoti užduotis, kurios mums yra neįdomios, kažkas, kas gali padaryti sveikatos apsaugą labiau prieinamą, kažkas, kas gali padėti išvengti perdegimo darbe, kas gali padėti geriau arba geriau planuoti karjerą, sąžiningiau vertinti tobulėjimą ir pastangas darbo vietą. Ir taip toliau, įdėti daugiau žmogiškojo aspekto, žmogiškosios naudos į sprendimus, kuriuos kuriam, kad aišku, iš jų neišvengiamai laimės ir verslai, kuriem tie sprendimai priklausys, ar kurie juos plėtos ir visa kita, bet pagrindinė užduotis įrankio tampa iš sutaupykim kilometrų, parduokim daugiau prekių, ar turėkim optimalesnį darbo grafiką, ar
padidinkim pardavimų kiekį elektroniniai parduotuvėje, ar ne, tampa orientuoti į didesnę vertę. Ir tai tampa tokiu motyvuojančiu faktorium. Tai čia aš tą pasakant labai, labai norisi pabrėžti, kad tai netampa, žinai, Nomedos bėdų turgum ar kažkokia tais nepelno siekiančia veikla, bet tiesiog manau, kad atėjo etapas, kai įdomiau yra ne kažkokį tais KPI-są įmonės didint, bet suprasti, jog kuriama technologija gal neženkliai ir nekardinaliai, bet padarys kažkieno gyvenimą geresnį. Cheesy? Šiek tiek. Bet tikriausiai cheesy for a reason. Gal. Čia, aš manau, kad net nuvertintas kartais gal tas yra ir pasaulio, žinai, keitimo elementas, kad tam tikrai žmonių grupiai gali, žinai, pakeisti tą pasaulį. Manau, svarbus dalykas, kad aš galvoju, kad pasaulis pasikeičia kaip pasiekmė. Kad jeigu tu eini kaip su lozungu, aš dabar čia kažką labai keisiu, tai ir yra lozungas ir tiek žinių. Kad jeigu tai yra pasiekmė, mes kažką sukūrėm ir gavos rezultatas, ir tas rezultatas turėjo aiškią konkrečią įtaką ir mes vienokiu ar kitokiu būdu galim ją išmatuot, kad tada gali išsitraukti šitą hashtagą ir sakyt, pakeitėm gyvenimus ar pakeitėm pasaulį ten one person at a time, ne? Bet kad tai neturėtų būti pirminiai antraštei, kai dar nieko nesukurta, kad tai turi būti pasiekmė ir tada tai yra gera kryptis. Domai, palinkėsiu bangų, kurias reikšminga, vertinga ir smagu siekti ir smagu ant jų užšokti ir su joms slyst. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau.